Tema yra vis tik tai šiandien mes nagrinėjame gamtos formas. Negana to, kad nagrinėjame, bet tiesiog stebime jų ir spalvinę gamą, stebime formas, stengiamės jas atkartoti. Tai vyksta tokia tarsi augalų atpažinimas, augalų tokia anatomijos pažinimas, nagrinėjimas ir kartu be abejo ir pažinimas. Tai jau prasideda ir kūrybinis džiaugsmas, kuomet mes tas formas galbūt papildom ir savo fantaziją. Tai va, tas mūsų toksai tiesiog atsigręžimas į gamtą, gal sakyčiau, tema. Manau, kad puikiai pavyko, iš tiesų tikrai sakau ir tyla, ir susikaupimas, ir matosi, kad moterys labai drąsiai imasi ir iš karto gaunasi tos formos. Tai tas labai tiesiog ir mane kaip mokytoja džiugina ir jas pačias, kaip matau. Seminaro metu mes iš tikrųjų pasiruošėm ir naudojom ir skirtingų spalvų molius, taipogi pasirinkome ir skirtingas formas. Tai medžiagos galbūt šiame etape yra molis, o aišku vėliau dar prasidės ir dekoravimo tokie būdai, spalvinimas, glazūravimas. Na, aš iš tikrųjų labai mėgstu gamtą, augalus ir man patinka tai, kad aš čia pamačiau iš tikrųjų nenatūralius, tokius tikrus rastus gamtoje daiktus ir darau savo tuos puošmenis, kaip aš sakau, iš molių. Iš tikrųjų tai aš pirmą kartą lipdau ir net negalvojau, kad man taip gerai pasiseks. Bet vis tiek aš norėjau padaryti gamtos tvarinius gėles ir va, man pasiūlė tik tai vieną žiedlapį ir va, jisai gavosi, tas žiedlapis visai neprastai, tik aišku padidintas jisai, kaip ir visi daiktai, bet aš manau, kad apskritai šitą temą šiandien su gamta, tai nieko nėra gražiau, nes mes visi esame iš gamtos. Ir gyvenam su gamta ir mokykimės ją tik mylėti, tausoti ir rasti joje daug įvairiausių dalykų, kokių mes nematom. Nepraeikim pro šalį.